Šiandien sužinosime, kad mokykloje ne tik moksleiviai, bet ir pati mokykla gauna pažymius. O kaip tai vyksta, kaip tai yra daroma, mums papasakos mokytojai, ekspertai ir patys moksleiviai. Devintuką. Aš tarp devintuko ir aštuntuko. Lempos būna, jos nedega. Valgykloje grindis. Nelygios labai. Mokyklose jau nuo 2002 metų vyksta mokyklos kaip organizacijos sisteminis įsivertinimas skirtas tam, kad mokykla galėtų labai aiškiai, remdamasi duomenimis, tobulinti savo veiklą. Įsivertinimo objektai buvo labai įvairūs, bet vis dėlto mes pamatėme, kad mokyklos siekiamybė yra kokybė. Ir nuo to žodžio kokybė, pamokos kokybė, vaiko žinių kokybė, mokėjimų, įgūdžių kokybė, mums ir buvo tas šaltinis, kurio mes ėmėmės. Tuomet, kaip jau galima buvo kreiptis į ES socialinį fondą dėl pagalbos, mūsų agentūra kūrė projektą, kuris vadinosi bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas. Ir jo pagrindinis tikslas buvo pasiūlyti mokykloms validžius, patikimus, išsamius, įvairius įsivertinimo instrumentus. Ir kada atsirado IKES platforma, tai aš sakyčiau, tai yra didelė dovana mokyklai. Nes pirmiausia, mes galėjome pasinaudoti turimomis technologijomis, mes atsisakėme pieštuko parkerio, mums klausimynų didelis bankas atsivėrė, mokytojai gali greitai ir operatyviai sužinoti ir, žinoma, vadovai galim sužinoti. Mes turime tą banką, turėdami tą didelį banką klausimynų, mes puikiai galime jį pritaikyti savo reikmėms, šiek tiek pakoreguoti. Mes nebesame visiškai vienodi, taip kaip buvo pasirodžius tiems standartams klausimynų, kada visos mokyklos ėmėmės vieną ir darėme. Na, pavyzdžiui, sakykime, turėjome problemą, lankomumo problemą, kuri dažnai mokyklose yra. Mes į tą problemą pradėjom gilintis, kodėl mokiniai praleidžia pamokas, kokios yra priežastys, kokie santykiai su mokytojais, kurių dalykų. Ir žinodami visus atsakymus, mes galėjome modeliuoti situaciją. Ir aš dabar turėčiau sakyti, kad mūsų ženkliai pagerėjo rezultatai. Tas pats ir kalbant apie pamokos kokybę, informacinių technologijų tikslingą naudojimą pamokoje, ne dėl to, kad tik naudotų. Taigi rezultatai matomi, nes rezultatai ateina į mūsų veiklos planus. Dabar IKES sistemoje yra siūloma gausybė instrumentų, metodų mokytojui įsivertinti po pamokos, kaip jo pamoką vertina mokiniai. Tai yra vadinamosios grįžtamojo ryšio formos, kurios yra irgi kelių pavydalų, tai yra klausimynai, arba priklausomai nuo vaikų amžiaus grupės, jeigu yra mažiukai, tai yra ne klausimynai, o tam tikra metodinė medžiaga. Ten yra įdėta ir metodinė medžiaga, kaip koreguoti klausimyną, kaip jį parengti, kaip sudaryti, kaip vykdyti apklausą, kaip ją užbaigti ir netgi rekomendacijos, kaip daryti išvadas. Kadangi ir mokinių, ir tėvų nuomonė mums yra labai svarbi, tai organizavome dviejuose klasių koncentruose, tai yra 3 ir 6 klasėse dirbančių mokytojų, besimokančių mokinių ir jų tėvelių apklausas. Ir tokiu būdu mes turime instrumentų visumą, kuri, sakykime, gali objektyviai pamatuoti tai, kas darosi, sakykime, klasėje, mokykloje ir už mokyklos ribų. Antras momentas yra tas, kad mums iš tikrųjų labai svarbu žiūrėti vaikų ir stebėti vaikų pažangą ir atitinkamai planuoti vadinamasias pedagoginės intervencijas. Tai tuo tikslu iš tikrųjų yra priimta sprendimas sudaryti galimybę pačioms mokykloms ir vaikams periodiškai įsivertinti moksleivių pasiekimus. Ir tam Švietimo ir mokslo ministerija siūlo vieną iš vertinimo instrumentų, tai yra standartizuotus vadinamosius testus. Ši įsivertinimo sistema padeda ne tik mokiniui, bet ir pačiai mokyklai siekti aukštesnių rezultatų, bei moko įvertinti kitus ir žinoma save.